Kągi, sveiki visi, su jumis Go4Wave ir šiandien mes apžiūrėsime boksą, kuris su savo pirmąją versiją sugebėjo pritraukti akį visų veiperių. Ta prasme, būdavo RX-ai, kurie irgi sugebėjo kažką parodyti būtent šitoje rinkoje, bet iStick iPoweris 80 W irgi parodė būtent tą patį. Bet dabar išėjo naujoji versija, kuri vadinamas iStick QC 200 ir galiu pasakyti, kad jis yra tikrai vertas dėmesio. Tai būtent šiandien mes jį ir apžiūrėsim. 200 W. Iš tiesų, tai maždaug tiek, kiek užtenka visiems. Būdavo RX 300, kurie padarė update iki 400 W, bet netgi neįsivaizduoju, kam gali tiek daug reikėti. 200 W, taip, sutinku, čia nėra taip tiksliai kaip ant DNA paduoda, kad 200 reiškia 200. Ne, čia mes statome skaičių 200 ant ekrano, pas jūs maždaug realybėje išeina 165 arba šiek tiek mažiau, šiek tiek daugiau vatų, bet tiksliai 200, manau, čia yra išgauti gan sunku. Yra įmontuotos dvi baterijos, tai reiškia, kad negalima jų šiaip paprastai paimti ir išimti. O reikia sukti šitos varžtukus, kad patektume iki mūsų dviejų baterijų. Šiaip yra 5000 mAh, kas ir prilygsta dviem baterijom. Ką galiu pasakyti, kad užtenka šito modo maždaug visai dienai. Nes, žiūrint iš kitos pusės, yra EVIG VTC Mini su viena baterija, taip, bet jis išlaiko maždaug 2 valandas, garinant ant tiek pat liekančią mes uždėtume. Tai viena baterija reiškia, logiškai pagalvojus, 2 baterijos, tai būtų 4 valandas. Bet, garinant šitų boksų, nežinau, kas čia būtent viduje stovinės sujardės, bet užtenka nuo pat ryto iki pat vakaro ir dar šiek tiek lieka. Kalbant apie jo krovimąsi, jis nėra labai greitas, užtrunka iki 4 valandų maždaug, bet kaip darau būtent aš, tiesiog pagarinu kitilį būtent su šitų boksų, palieku jį kažkur vietoj, tada einant miegot, pasatau jį krauti rozetę, kur galima, štai čia micro USB, statau, atsikeliu ryte ir maždaug visas man yra pakrautas 100%. Kalbant apie jo diametrą, manau, aukštis ir plotis nėra labai svarbus, bet būtent diametras, kuris yra čia, yra, manau, svarbiausias visiems. Tai apie tai mes nekalbam, kalbėkime apie tai iš karto. 25 mm. Toks skaitiklis gali čia tilpti labai gražiai. Naudojant kažką didesnį, 26 arba aukščiau, jau šiek tiek išleis jums iš šonų. Bet 25 mm tilps čia labai gražiai. Tai prisiminkite tą, prieš pirdami. Jeigu pas jūs yra, pavyzdžiui, kaip čia yra AMID vadujus 25, reiškia išsigulės gražiai. Bus daugiau iš karto šonų išleis skaitiklis ir atrodys tai viskas nelabai taip, kaip jums, manau, norėsi. Softo update'as čia irgi yra įmanomas. Nežinau, ar jis dabar yra naujoji versija, nesu to patikrinęs internete, bet visą laiką, kai išeina softas, jį galima update'int, atsisiuntus iš iStick puslapio programinę įrangą, įstatom čia micro USB laidą, paspaudžiam start ir maždaug 3 sekundžių bėgiai yra jau naujas softas. Dėl naujų softų irgi domėkitės mūsų grupe VapeShop.lt, kur galėsite surasti visas naujienas, visas prekes, visas kainas. Tad, norint kažką atnaujinti, tiesiog įkišam štai čia micro USB laidą ir programinė įranga atsinaujina maždaug 5 sekundžių bėgyje. Žiūrim, kas būtent pasikeitė tarp iStick QC ir iStick iPower 80 W ir 200 W. Taip, jisai šiek tiek pastarėjo. Ir bent jau kas man labai pagerėjo, kad būtent dizainas priekinis yra daug gražesnis. Čia yra tiesiog toks juodas fonas per pilną jo priekinę pusę. Čia yra šiek tiek kitaip. Matome visokiausi iškarpimai, gražesnio ir tikrai būtent tai pritraukia akį. Kai matome, čia yra 3 mygtukai, kurie spaudžiasi normaliai, kaip turėtų spaustas Fire button, pliusas ir minusas. Plius minus reiškia padidinti arba sumažinti jūsų vatažą. Kai matome dabar close-up'e, kad per patį viduriuką yra mygtukas, kurie neįmanoma praktiškai pasiekti su nagu arba su pirštu arba dar kitaip. Su nors adatėlė viskas yra įmanoma. Kam jis yra reikalingas? Jeigu jūs, tarkim, uždėtina savo versiją per micro USB, tarkim, nuo 3 iki 3,1, tarkim, čia yra jūsų softas, ir neveikia boksas, nereikia iškart rėkti per visą Facebooką arba per dar kažką, kad neveikia boksas. Ne, tiesiog mes paspaudžiam šitą vidurinį mygtuką, čia yra vos ne kaip restartas viso bokso ir būtent tam jis yra skirtas. Neveikia boksas, pabandykite iš karto paspausti vidurinį mygtuką, kai jis randasi pas jūs tarp pliuso, tarp minuso, yra per patį vidurį. Spaudžiami ir manau, jums tikrai tai padės išspręsti jūsų problemas. Kalbant apie spalvas, jų yra netgi 6 raudonas, bronzinis, kaip yra čia, wood, tai reiškia su medžio apdila ir jų yra tikrai pasirinkimas didelis.
Tad manau, kiekvienas iš to, kuris rinksis savo boksą, galės išrinkti savo tinkamą spalvą. Visi boksai turi temperature control ir tai nėra išimtis, jisai irgi turi temperature control, TC funkciją, smart funkciją, nikelis, titanas, aliuminis, kas tik yra svilomsie, viską tą turės būtent šis box modas. Ir taip, aš esu kažkada prieš porą mėnesių savo nusipirkęs iPower, tiesiog paprastą modą ir jis man nepatiko dėl to, kad biškai per mažai vatų. Bet kai išėjo būtent šitą versiją, jinai tikrai yra verta dėmesio, kadangi 200 vatų ir kaina nėra labai didelė. Tarkim, jūs perkate RX. Jums reikia nupirkti RX, reikia nupirkti baterijas arba dar nupirkti pakrovėją. Čia nupirkam boksą ir viskas. Daugiau nieko, jokių papildinių, aišku, išskyrus skaitiklį, jums nereikia pirkti. Kainas svyruoja nuo 55 ir 60 eurų už 200 vatų boksą, kuris labai fainai guli rankui, bent jau man. Jisai rankui delne guli taip, kaip turėtų gulėti, manau, kiekvienas boksas. Ir jis nėra didelis, nėra per mažas, kišenė irgi, kišenė nebus labai didelė atrodės, kai jūs dedat šitą boksą. Tai galiu pasakyti, kad iš patogumo pusės jis tikrai užima labai ir labai didelį balą. Tai kalbant ir vertinant būtent šitą boksą, minusai, netgi nežinau, kokie minusai gali būti. Galbūt iš pat gamintojų šiek tiek geresnis softas tikrai galėtų būti. Ekranas, man atrodo, taip šiaip savo nelabai gražiai. Tai manau, čia yra vienintelis jo minusas, kurį aš galėčiau čia pastebėti. Dizainas iš dizaino pusės labai gražu. Mygtuko sudėjimas labai gražu. Pats bokso dizainas irgi labai gražus. Pakrovimas yra įmanomas. Update'as yra įmanomas. 200 vatų turi. 5000 mAh irgi tai laikys labai ir labai ilgai. Šiaip garinant jį iki 100 vatų, jisai jums išlaikys maždaug iki pilnos dienos. Garinant šiek tiek ant mažiau, kažkur 50 arba dar šiek tiek mažiau, kaip palaiko kaifūnai. Arba tas pats Tobacco Spartangas, kurį turiu būtent čia, garinant 50 vatų išlaikys man netgi daugiau negu pilną dieną. Dieną ir pusę arba netgi 2 dienas tikrai galėsite išgyventi būtent su šitu box modu. Tai manau tiek, žiūrint į šitą gražuolį, šitus netgi abu gražuolis, čia yra brolis, čia yra antras jo brolis, jaunesnysis, kuris netgi, manau, šiek tiek pakerėjo mane ir manau tikrai turėsiu jį pasilikti savo, kadangi iš patogumo pusės, iš baterijos laikymo, kas yra labai svarbu, iš gyvenimo baterijos, jis tikrai kažką parodo, kas tikrai yra verta dėmesio. Tai kągi, manau, tiek būtų su IST QC 200 vatų. Ačiū visiems už peržiūrą, tikiuosi jums patiko, taip pat padėkit mums augti geresnę pusę, geresnę aplinką, geresnę atmosferą su jūsų subscribais arba su jūsų laikais. Ir su jumis buvo Go For Wave. Visiems gero.